Ar kada nors bandėte įsivaizduoti, kaip veikia didieji Lietuvos paukštynai? Fermeriai slepia auginamus gyvūnus nuo visuomenės akių, bet šią vasarą aktyvistai nufilmavo, kas vyksta dviejų didžiausių šalies paukštynų viduje. Vaizdai, kuriuos pamatysite, gali šokiruoti, bet tai yra vištų laikomų narvuose kasdienybė. Ir iš tokių sąlygų atkeliauja 97% visų Lietuvoje išperimų kiaušinių. Tipinėme narve vienai vištai tenka A4 formato lapo vietos plotas. Jos netgi negali pilnai išskleisti sparnų. Vištos visą savo gyvenimą praleidžia triukšmo, purvo ir smarvės apsuptyje. Gyvūnai nemato saulės šviesos, nejaučia žemės po kojomis ir negali kvėpti gryno oro. Dėl tokių sąlygų sukeliamo streso vištos žaloja viena kitą. Šią problemą galima spręsti suteikiant vištoms geresnės sąlygas, tačiau kai kurie fermeriai renkasi pigesnį variantą ir sluošina paukščius nupjaudami dalį jų jautraus snapo. Dalis vištų dėl nepakeliamų sąlygų miršta, o likę gyvi paukščiai ir toliau deda kiaušinius tarp lavonų. Natūraliai vištos gyvena apie 10 metų, tačiau paukštynuose prastos sąlygos ir didelis kiaušinių dėjimo tempas jas nualina, jos tampa nepakankamai produktyvios, todėl yra atiduodamos į skerdyklas sulaukusios vos 1,5 metų. Nešvariose fermų sąlygose paukščius puola ligos ir apninka parazitai. Didelė problema yra raudonoji erkė, mintanti vištų krauju. Gamtoje gyvūnai atsikrato parazitų plunksnas sprausdami smėlyje, tačiau fermose vištos yra nuolat jų kamuojamos. Tam, kad ilgiau nesugestų, kiaušiniai paprastai neplaunami ir nevalome. Taigi kiaušiniai tiesiai iš antisanitarinių paukštynų pasiekia mūsų stalą. Vištos yra protingi ir draugiški gyvūnai. Jos mėgsta tyrinėti aplinką, kapstyti žemę, bendrauti viena su kita ir žmonėmis, bei gali išmokti atbėgti kviečiamas vardu. Vištos nenusipelnė būti kankinamas narvuose ir mes galime joms padėti. Narvuose augintų vištų kiaušiniai pažymėti numeriu 3. Pirkdami juos, nenorėdami leidžiame industrijai išnaudoti gyvūnus. Savo pasirinkimais galima pakeisti vištų likimą. Nepirkdami narvuose augintų vištų kiaušinių, išgelbėsime vištas nuo žiaurumo.